Sveiki, važiuojam ir toliau tęsia savo kelionę. Tik ši kelionė po tokios žiemos, negingos, šaltos gali būti tokia. Štai taip atrodo valstybinės reikšmės kelias Šiaulių rajone. Lopų tūkstančiai, bet remonto čia greit nebus. Pirmiausia, skubama taisyti duobėtus kelius, o jų po šios žiemos kaip niekad daug. Tikrai vairavimas reikalauja aukšto meistriškumo įgūdžių. Gėlės, mašinas statins nespėja lopyti. Tai kaip važinėjat zigzagais tada? Zigzagas jau tų taisyklių neblaikas, jeigu nori mašinai saugoti. Šitą gatvę jau tikrai jau kaip per kokį mėnulį važiuotum. Tai kaip važiuojat tada? Taip, pavingiais. Panašu, kad jei dar viena tokia sunki žiema Lietuvai ištiks, mes kelių tiesiog nebeturėsim. Štai turim galimybę paklausti šiandien su mumis susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Sveiki. Sveiki, ministrė. Ir ne tik apie duobes šioje tinklalaidėje kalbėsime. Bus įvairiausių temų, skelbsime karą, kam, sužinosite netrukus. Keliausime su geležinkeliais, kalbinsime traukiniautojus, klausime jų, patinka ar nepatinka jiems naujieji LTG Lietuvos geležinkelių pirkiniai. Ir aptarsime amžiną temą. Tai kur sukti? Į kairę ar į dešinę? Atėjus pavasarį 2 kartus per metus tai galime daryti ir turime tai daryti. Tik čia ne apie vairavimą ir automobilį. Čia apie laikrodžio rodiklės. Tai daug tikrai temų, apie jas visas ir pasikalbėsime, bet pradėkime nuo duobių, ministrė. Tai visai neseniai jūs pareiškėt, kad Lietuvoje subyrėjo keliai. Kas be buvo susisiekimo ministru, visą laiką sakydavo, kad labai prasta kelių būklė. Artėjant rinkimams, ar tai būtų savivaldos rinkimai, ar tai būtų nacionaliniai rinkimai į parlamentą, visos politinės partijos kalbėdavo apie tai, kad kelių infrastruktūra yra labai prastos būklės ir mes, jeigu mus išrinksit, padarysim viską, kad jinai pagerėtų. Tai padarėm pirmus žingsnius, tai yra pradėjo veikti kelių fondas, taip pat Via Lietuva pasirašė sutartį dėl etolingo diegimo, vadinasi, nuo kitų metų turėsim pažangę šiuolaikišką sunkiasvorio transporto apmokestinimo sistemą, kas leis daugiau lėšų surinkti į kelių fondą. Lygiai taip pat pradėjom tvarkyti sukiškiau, daugiau lėšų skirti mūsų įmonėje kelių priežiūrą, kad jie galėtų tvarkyti arti 2000 km krašto kelių dešiniojo rato, kur yra daugiausiai duobių, kur krašto keliai driekiasi per regionus. Na ir ši žiema prie viso to mums dar pridėjo, kad magistraliniai keliai, regioniniai keliai, jie tiesioginė prasme subyrėjo. Turim tą situaciją, kad jau nebėra tik kalbos, kad labai prasta kelių būklė, jinai tiesiog jau matom, kad jų kai kur jau ir asfalto nebeliko, o dar yra baisiau ir liūdniau, kad asfalto neliko automagistralėse, kur yra ir greitis didelis, ir intensyvumas automobilių srauto didelis. Tai intensyviai dirba kelių priežiūra, kaip tik tai pradėjo atsiverti pirmosios duobės. Taip suprantu, ką patiria vairuotojai, aš ir pats vairuoju ir tenka ir teko anksčiau su automobilio ratu pataikyti duobę ir turėti nuostolį ir visą laiką eikiau kelininkus. Tačiau tie žingsniai, kuriuos mes padarėm ir kuriuos dabar darom, perspektyvoje leis stabilizuoti degraduojančią kelių būklę ir pradėti ją atstatyti reikiamą padėtį. Tai neįvyks per metus 2, tam prireiks 10-mečio gero, tą reikia pripažinti kaip ir kelių fondas. Jisai sukurtas buvo pernai, šiais metais pradėjo veikti ir metai iš metų jame sumos didės ir bus galima sutvarkyti daugiau kelių. Ar jis užtikrins testinumą, darbų testinumą? Tai čia yra esminis dalykas, kad kelių fondas ir buvo jo pagrindinis tikslas, kad būtų išlaikomas nuoseklus, stabilus ir kas kažkiek laiko tai ir augantis finansavimas kelių priežiūrai. Tai pagrindinis tikslas kelių fondo toks buvo. Taip pat inicijuosiu kelių priežiūros plėtros programos įstatymo pakeitimą, jį pririšant prie infliacijos, nes turim kitą problematiką, kad yra infliacija, toks reiškinys kaip infliacija. Ir
tu skiri daugiau lėšų kelių priežiūrai, bet infliacija tas lėšas suvalgo. Tai kaip ir turi daugiau finansų, bet padarai tą patį arba mažiau. O kuomet finansavimas buvo netolygus eilę metų, kuomet nebuvo aiškių prioritetų, kuomet trūko iš tikrųjų ūkiškumo kelių infrastruktūros priežiūrai, tai ši žiema jau buvo tas paskutinis vardiklis, kuris mums parodė, kad jau kalbos kalbomis, tačiau rezultatas yra toks. Tai jeigu mes nebūtum padarę tų žingsnių, kuriuos padarėm, kelių fondas, etolingas, tų žingsnių, kuriuos dar darysim, tai yra kelių priežiūros plėtros programos susiejimas su infliacija, tai mes būtumėm ženkliai prastesniai situacijoje, negu esam šiai dienai. Tačiau tai pareikalaus dar kantrybės kelis metus visų vairuotojų, tame tarp ir mano kaip vairuotojo, kuris tikrai nesididžiuoja keliais. Norėtųsi sustoti prie etolingo. Pastarosius metus buvo toks žodis, galima sakyti, kaip keiksmažodis, nes vis nepajudėdavo iš vietos. Šis projektas, dabar jau turime sutartį ir turbūt kitais metais jau turėsime, kaip sakot, ministrė, pajudėjusi projektą patį. Kas iš to eiliniam Lietuvos gyventojui iš etolingo? Nes, atrodo, skaitome, žiūrime, ne visi suprantam iš tikrųjų, kuo jis naudingas. Tai yra viena sudedamųjų dalių, kaip išsaugoti ilgiau mūsų kelių infrastruktūrą, tiek jos nesudėvi, nes etolingas yra taikomas sunkiasvoriam transportui, jam susimokėti už mokamus kelius, kuriais važiuoja sunkiasvoris transportas, būtent už kilometrus. Kuo daugiau kilometrų nuvažiuoji, tuo tu daugiau sumoki. Mažiau kilometrų nuvažiuoji, mažiau sumoki. Logika labai paprasta, tai yra dvi dedamosios. Pirma, mažiau važiuoji, mažiau laužai kelius, vadinasi mažiau moki. Antras, tai yra tarša, kuo daugiau važiuoji, daugiau terši, tai irgi atitinkamai daugiau sumoki. Antra dedamoji, kuri labai svarbi, tai yra sunkio transporto perkrovimas. Tai mes tikrai netoleruojam sunkio transporto perkrovimo ir paskelbėm akciją Stop kelių gadinimui, būtent kovoti su sunkio transporto perkrovimu. Tai šitos dvi priemonės kaip etolingas ir taip pat patikrinimai, kad nebūtų perkrautas sunkusis transportas, tai yra kompleksas priemonių stabdyti degraduojančią kelių infrastruktūrą ir neleisti jos dar labiau laužyti, nes mes vėlgi matome, kad kas keli metai turim tvarkyti automagistralėse tuos pačius ruožus, kuriuos jau sutvarkėm prieš 2-3 metus. Gyventojai važiuoja į pajūrį vasarą ir kaip tik vasarą taip kelininkai A1 magistralę tvarko. To neturi būti, sutvarkėm ir pamiršom 10-mečių. Tai etolingas, stop kelių gadinimui mums padės iš tikrųjų finansus ir visus resursus nukreipti jau į kitus kelius, krašto, regioninius, o ne tik į automagistralės. Šiais metais rekordinis automagistralių kilometrų skaičius bus tvarkytas daugiau nei 100 kilometrų. Reikia suprasti vieną dalyką, kad automagistralės yra pats didžiausias srautas transportą. Tai per parą vien sunkio transporto pravažiuoja 18 000 vienetų. Visi Lietuvos piliečiai važiuoja automagistralėm, tai yra mūsų pagrindinės arterijos. Taip, aš irgi labai norėčiau kuo daugiau išasfaltuoti žvyrkelių, sutvarkyti ir krašto regioninių kelių, tačiau ir krašto regioninius keliais besinaudojantis gyventojai, jie važiuoja ir automagistralėm. Tai nepamirštam regionų, ten irgi tvarkom kelius, tik turbūt ne tokiu tempu, kokiu norėtųsi, bet finansų ir kitų resursų turim ribotai, todėl ieškom priemonių, kaip už pigiau padaryti daugiau, kad nenukentėtų kokybė ir lygiai taip pat, kad nereiktų į tą patį kelio ruožą grįžti po kelių metų atgal. Pasižiūrėkime į ekraną, ką skelbia kolegos žurnalistai. Ir čia Verslo žinios pirmasis straipsnis sako, kad susisiekimo ministras rado byrančių kelių siaubą, bandys gelbėti moderniomis svarstyklėmis. Tų priemonių dar yra tikrai ne viena ir ministrė užsiminėt, kas tas byrančių kelių siaubas, tai tas sunkiasvoris transportas. Atrodo, ta problema Lietuvoje buvo, tikrai čia ne pastarųjų metų problema, kelis dešimtmečius, kuri besitėse, bet būtent jūs paėmėt ir suradote, kas yra kaltininkas. Kaip pavyko tą padaryti? Yra tos posakis, nereikia išradinėti dviračio. Tai ir čia nereikėjo išradinėti dviračio, reikia ieškoti priežasties, kodėl yra pirma juosta su provėžom, kodėl tiek daug atsiveria duobių.
ir kodėl tenka tuos pačius ruožus kas kelis metus kartoti jų tvarkymą. Tai kovoti ne su pasekme, o su priežastim. Pradėjus vertinti priežastį, visi kalba apie tą patį. Perkrautas sunkusis transportas. Tada pradėjau eiti giliau žiūrėti Via Baltica, moderni nuo Marijampolės iki Lenkijos pasienio. Įrengta lygiai 0 svarstyklių sunkiasvoriam transportui. Investavom daugiau nei 500 milijardo, neradom kelių šimtų tūkstančių eurų padaryti svarstyklių. Yra kaip yra, tie, kas anksčiau projektavo, darė, renginėjo, tai priėmė tokius sprendimus, čia galima tik tai svarstyti, kodėl tokie sprendimai buvo priimti. Mes žiūrim ūkiškai, mes žiūrim praktiškai ir tas klaidas, kurios buvo padarytos, mes jų nekartosim, mes jas ištaisysim, nepasisekė ankstesniem, tai pasiseks mum ir įrengsim pagrindinėse taškuose momentinės svarstyklės sunkiasvoriam transportui, kur met pro jas pravažiuoja, jeigu jis yra perkrautas, užfiksuoja viršsvorį, kamera fiksuoja numerį ir automatiškai sugeneruojamas protokolas, administracinių nusižengimų protokolas, kurį gauna jau vairuotojas. Tai tokiu būdu iš tikrųjų sustabdysim tą kelių laužimą, bet tai yra tik viena iš priemonių. Tai kaip ir minėjau, yra lygiai taip pat priemonės kaip netolingas, lygiai taip pat priemonės kaip žiūrėti, vertinti naujas technologijas, įvesti kelių tvarkymą. Lygiai taip pat priemonės kaip įsivertinti teisinį reguliavimą, kad tos lėšos nesuvalgytų infliaciją. Tai kelių priežiūros programos įstatymo pakeitimą inicijuosiu. Tai yra visa puokštė priemonių, kurias reikia taikyti, ne ties viena tik susikoncentruoti, o ties visom ir tuomet galima pasiekti ateityje rezultatų. Aš tikrai tikiu, kad po kiek tai metų kitas ministras, kuris bus šioj kėdėje, jisai galės džiaugtis, kad kelių degradacija ne tik sustabdyta, bet pradėjo gerėti kelių būklę. Bet kažkam reikia padaryti pirmus žingsnius, tai juos ir darom. Ir į tą kovą prieš kelių gadinimą kviečiat ir kitus prisijungti. Čia pasirašytas memorandumas, ne viena 10 įvairių asociacijų, vežėjus atstovaujančių organizacijų tą memorandumą pasirašė. Ta prasme, dargi apeliuojam į tą sąmoningumą, ar ne? Taip, čia labai svarbu pažymėti, kad ne visi vežėjai perkrauna sunkiasvorį transportą. Tikrai nekartą dėkojau tiem, kurie laikosi tvarkos ir neperkrauna. Tai parengė memorandumą, kurį pasirašė ir kolegos kitų ministerijų ministrai, lygiai taip pat ir asociacijos, partneriai, vežėjai, kurie yra sąmoningi ir kurie nori prisidėti prie to, kad keliai mūsų nebūtų gadinami, niokojami, nes tai yra mūsų visų turtas, mūsų valstybės turtas ir mes naudojam biudžeto lėšas tiem patiem kilometram vėl tvarkyti. Lygiai taip pat ir darbo grupę sudarėm, kurioje yra ekspertai, kurioje yra asociacijos partneriai, kurie vertintų, teiktų idėjas, peržiūrėtų ir teisinį reguliavimą, kaip dar galime užtikrinti, kad mūsų kelių infrastruktūra sustotų byrėjusi ir pradėtų gerėti. Tikiuosi, kad labai gerai pasiseks su Stop kelių gadinimui akcija ir tikėkime, kad ir Lietuvos gyventojai tą pamatys, pastebės, kad iš tikrųjų Lietuvos keliai gerėja, nes kaip ir ministras sakė, labai patiko ministro pasisakymas, sako, Lietuvoje galim padaryti deimantinės automagistralės, bet nepadės, jeigu nespręsime pačios problemos priežasčių, jeigu nerasime. O dabar prie kitos šiek tiek temos. Kiekvieni metai yra dedikuoti kažkokiai asmenybei, kažkokiam reiškiniui. Mačiau, pasidomėjau, kad UNESCO skelbia moterų ūkininkių metai 2026. Seimas skelbia lygiai taip pat vyskupo Motiejaus Valančiaus metai, Helsinkio grupės. Kaip galvojat, kokie dar galėtų būti šiemet 26 metai, kalbant, pavyzdžiui, apie susisiekimo sektorių, čia šiek tiek sufleruoju. Ministrė, turit minčių? Susisiekimo sektorius labai platus yra, tai mes galim ir... Ekranas sufleruoja. Ekranas sufleruoja.
tiltų ir viadukų metai. Teisingai, Via Lietuva skelbia mūsų viena iš įmonių, kad 26 tiltų viadukų metai. Na, atrodo, iš tikrųjų dėmesys pradėtas skirti tiltams ir viadukams, kaip jūs matot čia situaciją. Tai yra labai svarbu, bet nereikia užsižaisti tik su tiltais ir viadukais. Aš nekartą minėjau, kad kelių infrastruktūra yra plati, tai ją sudaro ne tik tiltai viadukai, ją sudaro ir įvairūs keliai nuo magistralių iki krašto kelių. Tai užtikrinti tiltų ir viadukų tinkamą būklę ypatingai svarbu. Tai žinom Kėdainių pavyzdį, kaip nugriuvo tiltas, žinom Kėdainių pavyzdį, kaip dingo tiltas. Tai žinot, jau nebe Kelininkų Kėdainių rajonui reikia kunigo panašu, kad padėtų. Bet ką daryti Kėdainiškiams? Tai atsivešim Kelininkus, gal kas nors ir kunigą parūpins. Tai bus tie tiltai šiais metais, viskas gerai, pavasarį atidarysim pagrindinį Kėdainių tiltą, metų antroji pusė ir dingęs tiltas atsiras, bus pastatytas naujas, nereikia pergyventi. O dėl tiltų ir viadukų tęsiant temą, tai labai svarbu yra tas bėgimas su laiku, mes kovojam su laiku, nespėjam, tai jie yra, griūva, uždaromi greičiau, nei turim finansų ir netgi laiko žmogiškų išteklių juos tvarkyti. Tai siekiam inicijuoti ir tikslas yra būtent PPP projektai, privačios ir viešosios partnerystės principo. Ir tokiu būdu yra galimybė iki 30 metų per PPP projektus dar papildomai sutvarkyti per 99 tiltus ir viadukus. Labai sėkmingai startavo PPP projektas daugiau nei po 15 metų po Palangos aplinkelio projekto, Zarasų aplinkelio projektas, būtent su partnerystė kartu su privačiu sektorium. Tai taip pat įtrauksim ir tiltus viadukus. Tokiu būdu greičiau, efektyviau ir netgi ekonomiškiau sutvarkant tiltus ir viadukus, kas leis iš regionų ir tarp didmiesčių saugiai pasiekti savo kelionės tikslą, nes turim su tiltais ir dar vieną iššūkį, tai kad jeigu yra atitinkamas tiltas labai prastos būklės ir jisai nugriūva, kol jį pastato naują arba apriboja eismą, tai tenka patirti nepatogumų ir važiuoti papildomus kilometrus. Bet yra tokių rajonų, tokių savivaldybių, kur netekus tilto visa savivaldybė padalijama yra per pusę. Ir tokiu atveju tenka jau ne keliolika, o kelis šimtus kilometrų vykti ratu. Tai mes čia turim tiek susisiekimo problemą, tiek diskomfortą gyventam, tiek ir kalbant apie tą pačią evakuaciją ar karinį mobilumą. Tai vėlgi tiltų negalima vertinti tik pagal jų būklę, juos taip pat reikia vertinti ir kokią jie reikšmę turi kaip atitinkamo ruožo arterija. Jeigu netinki, nukerti tą arteriją, tu gali turėti labai labai prastų ir iš tikrųjų negrįžtamų pasiekmių. Gerai, bet tai pagal kokius prioritetus sudaromas remontuojamų tiltų, viadukų ir tų pačių kelių sąrašas? Iš tikrųjų, vieniems atrodo, kad ta automagistralė, va dabar apie Kleboniškių tilto remontą kalbėjo, tai yra svarbiausia, nes ten didžiausi srautai Lietuvoje pravažiuoja automobilių. Bet, tarkim, Kėdainiai, kiti mažesni miestai, jiems jų tiltas yra svarbiausias. Tai pagal kokius prioritetus sudėliojamas? Taip, kiekvienam žmogui svarbiausia yra tai, kas yra jo kieme vyksta. Tai jo rajone, jo kelias, žvyrkelis, tiltas, viadukas ir nuvažiuoti iš taško A į tašką B. Tai savaime suprantama ir kiekvienam iš mūsų tai yra svarbiausia. Tačiau yra keli kriterijai. Vienas yra būklė tiltų viadukų, kiek jis dar gali tarnauti. Antras labai svarbus kriterijus yra tai būtent kokią įtaką turi arterijai, transporto arterijai. Tai kaip Kleboniškių tiltas pavyzdys. Jeigu jo neliktų, tai mes iš esmės Vilnių nuo Kauno atskiriam. Automagistralė tampa neįgali. Tai taip pat yra rajonų, kur savivaldybių, kur netekus tiltų pati savivaldybė per pusę yra padalijama. Tai galim įsivaizduoti, kokie nepatogumai tuomet kyla.
Na, taip, kaip ir sakiau, reiks dar palaukti metus, 2-3, kol mes stabilizuosim tą situaciją, kurią paveldėjom ir kuri yra užgyventa. Tačiau kažkas turi pradėti daryti darbą, tai tą ir pradėjom. Atsimenu tokį pokalbį, ministrė, prieš kelias savaitės kalbėjom apie kelius ir buvo tokia frazė panaudota, toks sakinys: dirbame tam, kad jūsų kava neišsilietų. Tai, pavyzdžiui, važiuojant traukiniu, jau tą galima padaryti. Ir štai turim puikų įrodymą, kad važiuojant traukiniu tikrai galima gerti labai skanę kavą. Gerti, vaikščioti po traukinį. Ar net tą esate išbandęs, ministrė? Praėjusį spalį buvo pristatyti vienas pirmųjų naujausių elektrinių traukinių Vilniuje. Per Valentino dieną vasarį buvo pristatytas traukinys, baterinis traukinys Kaune. Ir trumpam padarykime pertraukėlę, pažiūrėkime, kaip tą naują pirkinį vertina traukiniautojai ir ne tik jie. Laukiam labai, kada pradės judėti. Tik gaila, kad tik rudenį, galvom, greičiau bus. Ir labai smagu, kad jis yra baterinis, tai jau žingsnis į tvarumą, mažiau taršos. Žinia apie naujus traukinius pasklido plačiai. Praėjusį spalį dar dažais kvepiantį elektrinį traukinį galėjo įvertinti Vilniečiai ir miesto svečiai. Dabar progą naudojasi kauniečiai. Jų vertinimui pristatytas baterinis Stadler traukinys. Geležinkelio riedmenų parką papildė jau 6 nauji Stadler Flirt traukiniai. 3 elektriniai ir 3 bateriniai. Prieš pradedant keleivinės keliones atliekami traukinių statiniai ir dinaminiai bandymai. Modernumas dėl to, kad jautiesi kaip vakarų Europos traukiniuose ir tikrai neblogiau, gal net geriau. Kaune į traukinio pristatymą atėję žmonės jau galėjo įvertinti specialiai Lietuvai kurtą traukinio interjerą ir kitus patogumus, tarp kurių speciali bistro zona. Nustebino, kad labai platu. Čia minėjo, kaip bute jausitės. Tai tikrai palyginus su visais labai platus. Toks geras jausmas. Pasibaigus naujųjų riedmenų bandymams bus atliktos sertifikavimo procedūros ir tik tada bus suteiktas leidimas eksploatuoti traukinį keleivinėse kelionėse. Dar šį pavasarį numatoma atlikti traukinių bandymus naujai elektrifikuotame ruože. Naujieji traukiniai reikšmingai pagerins kelionių geležinkeliais patirtį. Jau artimiausiu metu kelionės į Klaipėdą ir kitus regionus taps gerokai patogesnės ir greitesnės. Tokie traukiniai gali išvystyti ir 160 km/h greitį. Šiuo metu Stadler gamykloje Lenkijoje gaminami 3 riedmenys, 4 ir 5 elektriniai bei 4 baterinis traukiniai. Iš viso LTG link riedmenų parką papildys 15 naujų riedmenų, 9 elektriniai ir 6 bateriniai traukiniai. Planuojama, kad keleivinės kelionės šiais traukiniais prasidės dar šių metų rudenį. Labai patiko, labai džiaugiuosi, kad viskas eina tą linkme. Aš esu šiaip LTG fanė, man dažnai važinėjau į Vilnių. Tai jeigu yra autobuso, praktiškai beveik niekada nesirenku, tik traukinį. Tai labai džiaugiuosi už jų sėkmę. Na, žinot, žiūrint į šį video, man natūraliai kyla toks jausmas, geras jausmas, matyti žmonės stovinčius eilėje ne prie muziejaus, ne prie kino filmo ar ten kažkokių prekių, o prie traukinio. Tiesiog, tai supranti, kiek yra žmonių, kurie domisi, laukia ir turbūt pasiruošę yra važinėti su traukiniu. Jūs, ministrė, važinėjate su traukiniu? Tenka vasarą važiuoti su traukiniu. Tikrai, kai yra galimybė, pasinaudoju iš Vilniaus į Kauną važiuoti traukiniu. Labai laukiu naujųjų traukinių. Taip, teko ir pačiam spalio mėnesį pernai peržvelgti, praeiti, pabandyti. Tai yra nepalyginamas su dabartiniais traukiniais. Jau dabar turimi šiai dienai, jie tikrai yra geri, vakarietiški, tačiau čia yra keli žingsniai prieki. Ir erdvė, ir komfortas, ir greitis, kokybė pačio traukinio. Tai nuoširdžiai tikiu, kad bus daugiau žmonių, kurie rinksis važiuoti traukiniu, vien tik dėl to, kad juos pritrauks naujas kokybiškas Stadler traukinys. Vis tiek, ministrė, atskleiskit, tai kaip ta sėdynė ar patogi, kaip ta kava ar skani, nes patys aktualiausi klausimai iš tikrųjų Lietuvos žmonėms, ar bus skani kava važiuojant traukiniu ir ar bus patogu jo važiuoti. Kavos skonis tai toks labai individualus aspektas. Vienur skani kava, kitam kitur, bet vis laik galima atsinešti savo kavą su savo puoduku. Tačiau kėdė, jinai tikrai labai patogi, jinai netgi ir lankstosi.
galima gulščiau, stačiau sėdėti, yra ir kojom vietos daugiau, kas labai yra svarbu, žinom, tikriausiai ne vieną susidūrėm su tam tikrom avialinijom skrisdami, kai nėra vietos kojom ir tenka ne vieną valandą lėktuve būti, kiek diskomforto tai sukelia. Na, o šie traukiniai yra pritaikyti būtent žmogui, pagalvoti apie žmogų. Aš irgi esu traukinių fanatikas, tikrai ne autobusų, nors sritis reguliuojama, reikia rūpintis ir viešojo transporto autobusais, tolimo susisiekimo, tačiau jeigu yra galimybė, visą laiką renkuosi traukinį. Tai yra greičiau, paprasčiau, patogiau, saugiau, komfortiškiau. Na, o turint jau naujuosius traukinius, tai čia jau yra visiškai kitas lygis. Tai kaip sakytų mano močiutė, tikras vakarų pasaulis atėjo. Ką ir sakė naują traukinį apžiūrėję kauniečiai. Aš kviečiu važiuoti toliau šį kartą į Seimą ir kalbėsime apie Seime vykstančius įstatymų pakeitimus, svarstymus, pateikimus. Šiai Seimo pavasario sesijai Susisiekimo ministerija pateikė 12 įstatymų pakeitimų. Ir tikrai tai yra nemažai, bet ministrė, kurie yra svarbiausi iš jų? Kiekvienas labai svarbus, nes jisai yra skirtas tam, kad pagerintų situaciją susisiekimo sektoriui. Tačiau toks pagrindinis jau ir šios pavasario sesijos vėliava mūsų ministerijos, tai yra Klaipėdos pietinės dalies vystymas, Klaipėdos jūrų uosto įstatymo, Klaipėdos pietinės dalies įstatymas. Tai yra 2 atskiri įstatymai, kurie leis pradėti vystyti rangos darbus Klaipėdos pietiniai dalį, kas yra ypatingai svarbu mūsų uostui ir ypatingai svarbu yra kariniam mobilumui, ekonomikai, pasiekiamumui, nes Klaipėdos jūrų uostas yra mūsų vartai į pasaulį. Tai matom, kas vyksta Persijos įlankoje ir žinom, suprantam, kaip svarbu yra jūrų keliai, tai todėl daug investuojam, turim didelį fokusą sukoncentravę į Klaipėdos jūrų uostą ir tikslas yra iki 28 metų, kad būtų įrengtas Klaipėdos jūrų uoste pietinė dalis, kur bus papildomai per 100 hektarų plotas, kuris tarnaus tiek ekonomikai, kroviniam, atplukdyti, išplukdyti, ir savaime suprantama mūsų saugumui, tai yra kariniam mobilumui. Kitas klausimas, vieningas bilietas. Tiksliau, visas procesas pasiruošti šiam vieningo bilieto atėjimui čia į Lietuvą, ar ne? Tai kiek tai turėtų trūkti, kada jau galėtumėm su vienu bilietu? Tai yra kompleksinis sprendimas. Tikrai labai daug įdėjom pastangų, metus laiko dirbom ties tuo klausimu, analizavom, vertinom, konsultavome su partneriais, įvairiom asociacijom, peržiūrėjom teisinį reguliavimą, susidėliojom labai aiškius algoritmus, ką po ko turim atlikti, kokius namų darbus, kad pagaliau Lietuvoje atsirastų vieningas bilietas. Tai yra žmogus išėjęs iš savo namų, jisai galėtų naudotis tiek paspirtukų, tiek pavėžėjo paslaugą, persėsti į autobusą, iš autobuso į traukinį, iš traukinio į keltą, persikelti Kuršių neriją ir toliau vėl važiuoti autobusu. Tai iš taško A į tašką B pasiekti įvairiom transporto rūšim. Ir pirmus žingsnius padarėm, tai parengėm teisinio reguliavimo pakeitimus, pateiksim pavasario sesijai Seime, kuomet bus priimti atitinkami įstatymų pakeitimai, tai leis mums jau pradėti praktiškai gyvendinti vieningo bilieto kūrimo ir dėgymo procesus. Ir 28 metais tuomet Lietuvoje jau gyventojai galės naudotis vieningo bilieto programėlę. Ir kaip Jūs manot, kaip prognozuotumėt, ar tai padėtų iš tikrųjų gyventojus persodinti iš jų automobilių, kurių ūkis ir labai didžiulis Lietuvoje, į tą viešai transportą? Ir kaip Jūs galvojat, ar tikrai yra laukiančiųjų ir besinaudojančių, nes koks tada tikslas? Aš dar pernai pradėjęs dirbti viceministru su buvusiu ministru susisiekimo Eugenijum Sabučiu. Kuravau vieną iš mano kuruojamų sričių, buvo vieningas bilietas, žalias kursas. Ir dabar lygiai tą patį sakau, ką ir pernai sakiau, kad nereikia versti žmonių daryti vieną ar kitą.
prievarta niekada nebūsi geras mielas ir prievarta niekada nepakeisi žmonių įpročių, sąmonės ir pomėgių. Tu turi sukurti sąlygas, kad žmonės patys pasirinktų. Vieningas bilietas yra sąlyga, tai yra priemonė, kurią žmonės pasinaudoja, jie patys nuspręs, ar jiems tai yra patogiau ar nepatogiau. Aš įsitikinęs, kad daliai žmonių tikrai nebus patogiau, daliai bus patogiau ir atsiras daugiau besinaudojančių viešuoju transportu, tačiau mes neturim žmonių varyti varu, keisti savo įpročių, nes tokiu atveju, ką mums tada tuos visus kelius tvarkyti, vedukus ir tiltus. Tai visus susodinkim į traukinius autobusus, dalį kelių vedukų uždarykim, na ir visus vežios. Tai bandymas pasodinti Vilniaus miesto gyventojus į viešąjį transportą, tai aš visą laiką ir sakau, tai tegu tie keliasdešimt tūkstančių Pilaitės gyventojų padaro akciją ir vieną rytą visi sueina į stoteles Pilaitę ir pabando atvažiuoti viešuoju transportu į Vilniaus centrą. Nuvežti vaikus į darželius ir mokyklas, kur po visą Vilniaus miestą yra išmėtyti, kai tu turi iš vieno krašto vežti kito, toliau važiuoti darbą, tai viešuoju transportu visi tai galėtų būti tokia akcija. Vilniaus gyventojai turėtų padaryti tokią akciją. Ir aš tada pažiūrėčiau, kaip Vilniaus miesto savivaldybė tvarkytųsi su šiuo iššūkiu. Tai yra labai lengva kalbėti, kad pasodinkim, dabar jūs susėskit, mes labai čia gerą nupirkom autobusą, važiuokit. Bet autobusas važiuoja iš taško A į tašką B. Tu atvykęs į tašką B, tai yra autobusų stotis ar stotelė, tu išlipi ir turi pasiekti dar savo tikslą. Tada iš to tikslo, ten kaip, pavyzdžiui, vaikai darželį vežė. Taip. Tada vėl ratu, tada iš ten eini vėl į stotelę, vėl važiuoji. Tai mes turim sukurti pirmiausiai infrastruktūrą, sukurti sąlygas, o tada žmonės patys ateis. Tai čia lygiai tas pats kaip su elektromobilumu. Jeigu turi elektromobilį, natūraliai tu jį įsigysi tuomet, kai bus sąlygos įsikrauti viešose krovimo stotelėse. Čia vištos ir kiaušinio principas. Taip. Tai kas pirma, elektromobilis ar stotelė? Savaime suprantama, kad pirmiausia krovimo stotelė. Kai yra infrastruktūra, savaime žmonės pasirenka. Kai yra kokybiškas, geras, tinkamų grafikų, neperkrautas, komfortiškas viešasis transportas, pats žmogus jį pasirinks. Bet jeigu mes jį prievartą varysim, mes nieko nepasieksim. Kadangi ministrė labai retai matom tinklalaidai patį, tai po 4 praktiškai 5 mėnesių turim čia iš po stalo tokių dalykų. Asta, padėk man, parodyk. Paskutinį kartą mūsų tinklalaidė praktiškai buvo apie balionus, apie tai, kad pradėjo skristi Lietuvoje balionai ir jūs sakėt, na tikiuosi, kad šventės atributais taps balionai. Ir iš tikrųjų, sulaukiam kalėdų, sulaukiam naujų metų, tai nebuvo kažkoks šventinis stebuklas, tai buvo iš tikrųjų padaryti darbai. Vienas jų yra dabar pas mus ant stalo. Kas toje raudonoje papkėje? Iš tikrųjų daug kas, klausinėja, nes dažniausiai vyriausybė raudona papkė reiškia kažką slapto. Arba kompromatas koks, ar skundai, ar... Tai nėra slapta, tai yra svarbu. Nebūtinai slapta, tai reiškia svarbu dėmesį atkreipti. Tai yra daugiau nei 500 puslapių dokumentų, kuriuos surinkom kartu dirbdami su Valstybės sienos apsaugos tarnyba, su Lietuvos kariuomenė. Ir pateikėm į Tarptautinei aviacijos asociacijai kaip įrodymus, kad Minsko režimas prieš Lietuvą vykdo hibridinę ataką, leisdami kontrabandinius balionus į tarptautinį Vilniaus oro uostą. Na, per tą laiką taip pat ir algoritmus keitėm. Tikriausiai visi skaitė, kad po kovo 11-osios kovo 14 naktį vėl teko stabdyti Vilniaus oro uosto darbą. Liūdna žinia, tačiau galima tuo pačiu pasidžiaugti, kad tik 17 minučių. Tai 6-7 valandų. Vietoj 6, 7, 8 ar 12 valandų 17 minučių. Tai jeigu neteisinės procedūros, ką tu privalai atlikti, paskelbti, kad oro erdvė yra apribota dėl kontrabandinių balionų, tai iš esmės tiek atvykstantis, tiek išvykstantis asmenys net nebūtų supratę, kad veikla oro uosto yra apribota, tai mes per 4 mėnesius pasiekėm didelį proveržį, ne tik įrodymus surinkom pateikėm,
bet taip pat ir pakeitėm algoritmus, pritaikėm naujus algoritmus oro uosto veiklai, kad nenukentėtų civilinės aviacijos saugumas ir tuo pačiu, kuo trumpiau būtų trikdoma oro uosto veikla. Tai iš 8 valandų sutrumpinom iki 17 minučių. Tikiu, kad galėsim ir dar trumpiau. Didelis darbas padarytas iš ties, o dabar mūsų tinklalaidės pabaigai toks amžinas klausimas. 2 kartus per metus galvos skausmas ne tik Lietuvos, bet ir visos ES, aš sakyčiau, žmonėms sukti pirmin ar atgal. Ir mes čia nekalbame apie automobilį. Kalbam apie laikrodžio rodiklės. Ministrė, jūs kurioj pusėje esat? Ar tas žiemos vadinamas žmogus, ar tas vasaros? Man labiau tinkamas yra žiemos laikas, kai valanda atgal atsuka. Labai sunku yra prie valandos į priekį. Tačiau ar tas laikas? Čia gali būti ir tas. Pati problematika yra laiko sukimas. Tai kažkas yra išleidęs sparnuotą frazę, kad karvės pieną duoda pagal savo laiką, jos nemato laikrodžių. Buvo tokia frazė, atsimenam savo laiku. Tai organizmas visų prisitaiko irgi prie laiko. Ir tas 2 kartus metuose laiko kaitaliojimas tikrai nėra pozityvu ir teigiama. Gaila, kad Europos lyderiai iki šiol neranda sutarimo paprasčiausių klausimų. Tai yra laikrodžio sukimu į priekį ar atgal, ar jo fiksavimu laiko tam tikroj valandoj ir daugiau nebesukinėjimo atėjus žiemos ar vasaros periodai. Na, galbūt, kai tiek vyksta geopolitinių iššūkių pasaulyje, pavyks vieną dieną ir Europos lyderiam visgi sutarti dėl to laiko. Yra žinių, kad Europos komisija vėl pradėjo, nusinulino ir pradėjo iš naujo, pradėjo rinkti informaciją, atliks analizę, poveikio analizę ir, kiek žinau, tai šalės narės yra ar gavo, ar dar gaus klausimynus, vėl turės atsakyti, kokį laiką rinktųsi, pritarė, nepritarė. Na, tikėkime, kad šį kartą tas vežimas pajudės iš tikrųjų ir mes kažkokio sprendimo anksčiau ir vėliau sulauksim. Na, aš šioje vietoje nebūčiau toks optimistas ir manyčiau, kad to sprendimo nebus. Vėl pasitampys 2 metus ir liksim prie to, kas buvo. Tai man kažkaip tai labai primena tą mūsų kelis dešimtmečius besitęsiančią situaciją kelių infrastruktūroje. Daug skaidrių, daug gražių kalbų, daug kirpimų virvučių atidarant kelią, naują infrastruktūrinį objektą pastačius, tačiau ūkiškų realių kasdienių darbų, kurie būtų nukreipti į žmogų ir jam suteiktų komfortą vykti ryte į darbą ar vežti vaiką į darželį, nebuvo priimama. Tai aš palinkėčiau ir Europos komisijai daugiau realių ūkiškų darbų, o ne vėl užsiimti biurokratiją ir popierizmu. Na ir paminėsit mano žodį, viskas taip ir liks. Pažiūrėsim, laikas parodys. Taigi, ačiū ministrė už važiavimą kartu, kad ir per duobes. Ir ačiū visiems žiūrovams, ačiū Lukai tau. Ir priminsiu, kad šios tinklalaidės įrašą mes galime pamatyti tiek susisiekimo ministerijos internetinėme puslapyje, tiek YouTube platformoje, tiek Spotify platformoje. Taip, dabar jau susisiekimo ministerija ir Spotify atkeliavo, tai ir ten galite mūsų klausytis. Nepamirškite ir radijo įsijungti, kartais ir ten galima išgirsti mūsų tinklalaidę. Aš tai tikiuosi, kad pradėjom nuo tų 1000 lopų, duobių, kad galėsim išeiti iš šitos studijos, pavasaris, geri orai ir jau važiuoti tais geresniais lietuviškais keliais, nes darbai keliuose prasideda jau dabar. To savo ir palinkėkim. Taip. Ačiū labai, ministrė, ačiū visiems.